Grįžkime tęsti pokalbį. Pokalbis šį kartą suksis apie vyrų stilių, o mūsų studijos svečias, laidos bičiulis, vyrų stiliaus konsultantas, tinklaraščio vyrostilius.lt autorius Algirdas Gricius. Labą rytą. Labas rytas, Eglė. Šįryt kalbėsime apie marškinius. Žinome, kad gražius ir tinkamus marškinius išsirinkti labai svarbu. Minėjome ne kartą, kad ir prie kostiumo tinkamo reikia išsirinkti tinkamus marškinius, bet kaip suprantu, išsirinkti tinkamo dydžio marškinius, tam tikras rebusas yra vyram. Kur čia reikėtų dėti esminius akcentus ir į ką atkreipti dėmesį? Visiškai teisingai. Išsirinkti marškinius ne vienam vyrui iš tikrųjų yra pakankamai nemaža problema, bet gera žinia yra tai, kad ją labai greitai galime išspręsti. Ir reikėtų atkreipti iš tikrųjų 4 pagrindinius dalykus renkantis marškinius. Tai pirmasis ir pats pagrindinis, ko gero, tai yra marškinių dydis. Marškinių dydis paprastai tose marškiniuose, kurie yra skirti dėvėti prie kostiumo ir prie švarko, yra labai aiškiai ir labai normalioje vietoje įdėtas prie apykaklės. Ir tenai yra skaičiai. 2 skaičiai paprastai tai būna. Vienas skaičius yra didesnis, kuris yra nurodantis apimti centimetrais kaklą, o kitas yra mažesnis, tai yra colis. 1 colis yra maždaug 2,5 cm. Būtent į tai reikėtų atsižvelgti, nes tai nurodo kaklo apimti. Tai yra jūs pasimatuojat kaklą su bet kokiu standartiniu metru, prisėdat 1 ar 2 cm ir tada keliaujat per marškinius ir žiūrite etiketėje būtent tokio skaičius ir ieškote. Ir tada būsite tikrai, kad marškinio apykaklė jums neverš, jeigu jūs būsite užsisegę paskutinę sagą ir prisirišę kaklaraištį. Taip pat šalia to skaičiaus kartais būna nurodyta ir raidė R, L arba S, kuri nurodo, ar marškiniai yra reguliaraus ilgio, įprasto, ar jie yra prailginti L raidė, ar jie yra šiek tiek trumpintomis rankomis S raidė. Tai nuo to reikėtų pradėti. Gerai, bet ne tik šie skaičiai turi būti svarbus, turbūt reikėtų žinoti ir kokiam figūros tipui, koks modelis marškinių tinka, nes tų modelių tikrai šiuo metu parduotuvės yra ne vienas ir ne 2. Visiškai teisingai. Šiuo modeliu tikrai ne vienas, ne 2. Aš įskyriau 4 pagrindinius, tačiau problema yra su jais ta, kad kai kurie gamintojai sugalvojo jas vadinti vienaip, o kiti gamintojai sugalvojo jas vadinti kitaip. Tai kaip ir minėjau, yra 4 iš jų. Ir tarkim, pirmasis, kuris yra labiausiai liemenuotas, tai yra ties liemeniu yra mažiausiai palikta medžiagos, kuris vadintis gali tiek extra slim fit, tiek super slim fit, tiek super fit. Ko gero, ir kitokių yra turbūt pavadinimų, bet dažnai ties jais būna extra ar super. Tai šie marškiniai ypač tinka liekniem vyram be abejo, nes jie yra labiausiai liemenuoti, ir tuo pačiu jie tinka ir sportuojantiem V formos figūrą turintiem vyram, kadangi ties liemeniu yra labai mažai medžiagos, jie turi V figūrą, tai yra tik krūtinė, platus pečiai, tai tuomet susikišus jos į kelnes nebus per daug medžiagos ties liemeniu. Ir natūraliai keliaujant toliau yra slim fit, tai yra dažniausiai pasitaikantis marškinių modelis, tai yra liemenuoti marškiniai, kurie tinka didžiai daugumai vyrai. Tada toliau keliaujam tailored fit arba modern fit vadinami, tai yra nedaug liemenuoti marškiniai. Ir galiausiai regular arba classic fit, tai yra visiškai tiesaus kirpimo marškiniai ir puikiai tinka tiem vyram, kurie, turi šiokį tokį pilvuką, tuomet nebus tos problemos, jog atsisėdus ir atsilošus į fotelio ar kėdės atlošą, tiesiog per sagas marškiniai sprogs. Mes dažnai sakome, kad moterų figūrų tipams yra daug lengviau rasti tinkamus sprendimus drabužių, nes galima paslėpti didesnę krūtinę, išryškinti gražiausias figūros dalis, liemenį ir panašiai. Ar tai gali padėti, pavyzdžiui, marškinių apykaklę padaryti vyrams? Taip, marškinių apykaklė iš tikrųjų neteisingai parinkta marškinių apykaklė gali padaryti taip, jog vyras arba atrodys visiškai be kaklo, arba jo kaklas atrodys vizualiai beprotiškai ilgas. Ir marškinių apykaklės lygiai taip pat galima turbūt išskirstyti, jų be abejo yra gerokai daugiau, bet 4 pagrindiniai tipai. Ir jos būtų galima turbūt išskirstyti pagal tai, kiek daug yra marškinių apykaklė nukirpta į šonus. Ir pirmasis variantas tai yra nupjauta, kur apykaklės galiukai eina visiškai horizontaliai į šonus. Ir ši apykaklė geriausiai tinka vyram, kurie turi pailgą veidą, turi kiek ilgesnį kaklą, nes tuomet vizualiai tą kaklą ir veidą tiesiog padarys šiek tiek trumpesnį ir proporcingesnį. Toliau tai yra praskleista klasikinė apykaklė, kuri tinka bet kokio tipo vyram turintiem kaklą. Ir galų gale klasikinė, kurios kampučiai labai dažnai būna nukreipti žemyn. Tai tokia apykaklė reikėtų rinktis kaip tik vyram, kurie turi labai trumpą kaklą, nes tuomet vizualiai jis atrodys ilgesnis. Ir jeigu sumaišysit ir turėdami, tarkim, ilgą kaklą apsivilksite marškinius su klasikinė apykaklė, arba priešingai labai trumpo kaklą turintis vyras apsivilks marškinius su nukirpta apykaklė, tai tada atrodys tikrai dar labiau pabrėž tuos būtent trūkumus, ar ne? Tai kaip minėjote, Eglė, kad apykaklę galima labai gražiai užmaskuoti savo kaklo ilgumą arba priešingai trumpumą. Algirdai, o jūsų šiandien vilkimi marškiniai yra kokia apykaklė
Mano praskleista, taip, mano būtų praskleista, taip. Ta tokia daugiau mažiau universali, kuri tinka ir ilgesnio kaklo vyram, ir trumpesnio kaklo vyram. Na gerai, keliaukime toliau, labai svarbu apykaklės, ne ką mažiau svarbu ir raštai. O tų raštų ir žinoma medžiagų, iš ko gaminami marškiniai, yra įvairiausių, tad truputėlį apie tas dažniausiai pasitaikančias medžiagas naudojamas būtent marškiniams. Taip, marškiniai be abejo kokybiški geri marškiniai yra gaminami 100% medvilnės. Ta medvilnė be abejonės vėl gali būti prastesnės kokybės, geresnės kokybės, tačiau priklauso dar marškinių glamžymasis, tarkim, arba tam tikros kitos savybės nuo to, kaip yra išausta medžiaga. Tarkim, pirmasis variantas vadinamas poplinas, tai yra labai plona, tačiau labai tanki medžiaga, kuri puikiai tinka vasarai, nes tiesiog plona ir nebūna su jo taip karšta, tačiau, pavyzdžiui, turi vieną savybę labai persimata. Tai yra, jeigu po marškiniais nevilkėsite jokių apatinio trikotažo marškinėlių, natūralu, kad viskas po apačia persimatys. Tarkim, toliau tvilas ir eglutė, tai yra toks audimas, kuris turi šiokio tokio blizgesio. Dėl to marškiniams suteikia tokio papildomą galbūt išskirtinumą ir plus turi vieną teigiamą savybę tokią, kad jie paprastai gerokai lengviau lyginasi ir žymiai mažiau glamžosi. Ir galiausiai Oksfordas, kurį jeigu iš arti pasižiūrėjus, atrodo kaip toksai rankom padarytas pinimas, lyg tai rankom pinti marškiniai. Dažniausiai tie marškiniai būna labiau kasdienio tipo ir jie, tarkim, turi trūkumą tą, kad jie labai lengvai glamžosi ir labai sunku būna juos lyginti. Tai dėl to tai atsižvelgti reikėtų perkant marškinius, nes jeigu turit problemą, tarkim, kad jūsų marškiniai labai gerai glamžosi, labai sunku juos yra išlyginti, galbūt jūs turite juos Oksfordo tipo ir reikėtų tuomet pasirinkti kitokį audimą, tarkim, tvilą arba eglutę. Na, dar vienas klausimas, labai praktinis. Ar galima senus marškinius pritaikyti savo figūros tipui, jeigu, pavyzdžiui, šįryt išgirdo žmogus, kad galbūt reikėtų truputėlį siauresnių marškinių negu įprasto kirpimo ir tokių kabančių ties liemenių. Ką daryti tokiu atveju? Tokiu atveju yra labai paprastas sprendimas. Nunešti marškinius tam žmogui, kuris taiso arba siuvo drabužius. Jeigu marškiniai yra per platus, ties liemeniu, ypač jeigu yra per platus, labai nesudėtinga juos yra paduoti žmogui, paprašyti, kad juos tiesiog eliminuotų. Tai yra, jūs padarys siauresnius ties liemeniu ir tuomet susikišus į kelnius ar į džinsus, jie nebus išsipūti. Be abejo, jeigu marškiniai yra per siauri, dėja, tačiau jau tuo metu išplėsti nelabai pavyks. Galbūt į sporto salę reikėtų tuomet nukeliauti. Na, bet aš tikiu, kad šįryt Algirdo supažindinimas su gausybė tipų, modelių ir, žinoma, medžiagų, kurie yra naudojami marškiniams siūti, buvo naudingi jums, mėlyje žiūrovai. Ir aš dėkoju Algirdai šįryt ir sakau kitų kartų. Iki. Ačiū.